kaltą veidelį. Dabar turi daug didesnį rūpestį. Kokį? Kaip visą tai sutalpinti į 3 lagaminus? Supraskit, kolūčiai, tai rimčiau nei paprasčiausiai išdaiga. Kokia gėda ir dar matant visiems tėvams. Skirkite kokią bausmę ir viskas. Atsiprašau, bet manau, kad bausmę turėtumėt skirti jūs. Čia mokyklos disciplinos reikalas. Taip, bet nepykite, kad kišuos, bet manau, kad jūsų dukteriai reikia nustatyti ribas. Atsiprašau, netaktiškai pasakiau? Ne. Jūs teisus. Aš tikrai Mijai per daug atlaidus. Bet ji neturi motinos, o aš ištisai keliauju. Dėl jos pasistengit. Anksčiau ir vėliau jie jums padėkos. Dabar jie privalo suprast, kad viskam yra ribos. Neimk mano daiktų, aišku? Kaip tau sekėsi su seniu? Ko norėjo? Gerbk savo tėvą. Ne aš kalta, kad jis man labiau tinka į senelius, o tu. Ką sakė? Pasakė, kad aš bloga motina. Neklysta. Kaip gali taip kalbėti, Marisa? Jis man iškėlė kelias sąlygas. Kokias? Dėl tavęs. Ko jis iš manęs nori? Jis tavo tėvas, turi tam tikras teisės. Nors prieš daug metų nusiplovė, gali pareikalauti tavo globos. Nesirūpink, mama, pasisamdysim geriausius advokatus ir per vieną dieną... Ne. Nenoriu prasidėti su advokatais. Turint galvoj tas nuotraukas ir mūsų teisėjus, rizikuočiau tave prarasti. Geriau darysiu taip, kaip jis prašo. O ko jis nori? Dar nepasakyk. Nori, kad turėtum gerą išsilavinimą. Mama, aš jau išsilavinus ir apie gyvenimą žinau daug daugiau nei kokia kita mano metų piemburnė. Jis kalba apie kitokį išsilavinimą. Nori, kad mokytumės geriausioj užsienio internatiniai mokyklai. Mama, gal tu juokauji? Vežuos tik tai, ko labiausiai reikia. Tikrai? Taip. Nors ne, imk šitą įdėk čia, o šitą ten. Ir dar šitą užsek. Tai mažų mažiausia, ko man reiks įvairioms progoms. Juk žinai, kaip sunku būt manim. Šiek tiek aptvarkysiu, nes Belena grįžus pradėti plyšaut. Tikiuosi, kad Piteris greit atvažiuos. Aš taip noriu išvažiuoti, kuo greičiau. Ar tau nekeista, kad tavo tėvas vakar buvo pas direktorių, o su tavim nė nepasisveikino? Ne tiek. Jis man tai parodo, kad pyksta, bet šiandien vakare lėktuve užtruksiu minutėlę, gal 2, kol susitaikysim. Kas čia taip kambarį apvertė? Aišku, kad tu. Mieloji, užuot niršus dėl netvarkos, geriau pasirūpintum savo plaukais. Pažiūrėk į save, galiukai išsišakoja. Negaliu tavęs pakęst. Dabar pat paprašysiu, kad mane ištrauktų iš šitos skylės. Negi tau paranku ir toliau maištaut, kai vakar šitai prisidirbai. Pablitai, manęs nejaudina nei sėkmė, nei nelaimės. Atsargiai, kad neišmestų. Nepamiršk, kad mums reikia susičiulbėti ir tapti mokyklos pora. Mudu niekad nesusičiulbėsim, Pablitai. Neturiu darželio auklėtojos pašaukimo, supranti, mažylį? Mija. Tėveli, kaip gerai, kad tu atvažiavai manęs pasiimti. Laukiau Piterio. Vaikai, galite mus palikti vienus? Gerai. Kas atsitiko, tėtuk? Rimti nemalonumai. Padėk lagaminus nusinešti, pakeliui pasikalbėsim. Niekur tu nevažiuosi, Mija, pamiršk atostogas kartu. Ką, tėveli? Čia bausmė už tavo elgesį. Tėveli, dauguma savaitgalių tavęs nematau, nes tu keliauji ir dirbi. Šit kaip.
Gal įrišk man kaspiną į plaukus ir kam nors padovanok? Klausyk, tau pačiai bus taip geriau, jei išmoksi laikytis taisyklių ir gerbt kitus. Jei nesiveši gyvenime, tau neatleisiu. Atleisi, čia pamoka, kurią turėsi išmokti, nors man ir skaudu. Šįkart peržengi visas ribas. Padarai baisę gėdą mokyklą ir man. Tėveli, aš tavęs taip laukiau. Šokiai buvau paruošus būtent tau, o tu neatvažiavai. Negi tau labiau rūpi gėda, nei tai, ką jaučiu. Kai tavęs laukiau, tu nepasirodai. Palaukit, dar ne viskas. Niekas nematė. Dabar jau važiuojam. Sveika, norėjai pasikalbėti? Puiku, aš klausau. Klausykit, spiritai. Gali sakyt man tu, aš tavo tėvas. Tikrai? Tikrai. Buvau pamiršus, niekad jūsų nematau. Klausyk, dukrelė. Vadinkit mane Marisa. Taip mane vadina nepažįstami, o kalbant apie tą vienuolyną. Internatinė mokykla ne vienuolynas. Ne vienuolynas. Man tai vienas ir tas pats, taigi pamirškit. Ne tas pats. Man tas pats, pamirškit. Tu dar per maža suprast, bet užaugus padėkosi. Pamatysi. Nagi, dukrelė. Gelbėkit, paleiskit niekšę. Stylėtas senis, jis nori mane išprievartauti. Gelbėkit, pareigūnė. Atsiprašau, pareigūnė. Įvyko nesusipratimas. Ji mano duktė. Šitam koridoriui visi kambariai. Mergaičių kambariai čia, berniukų ten. Jie atskirti kaip ir turėtų būti. Elito gimnazijai laikomės 3 pagrindinių taisyklių. Drausmė, puikus švietimas ir svarbiausia pagarba. Panelė, papasakokit apie stipendiją. Elito gimnazijoje kiekvienais metais grupelė vaikų iš mažas pajamas turinčių šeimų turi galimybę įsilieti į mūsų gretas. Jie laiko gan sunku egzaminą, nes turim būti tikri, kad jų žinių lygis atitinka mūsų gimnazijos reikalavimus. Glorija, tučtu jau perkelk mane į kitą kambarį, negaliu pakęsti Mijos, elgiasi kaip Anglijos karalienė. Gerai, Belena, susirink daiktus, vėliau pasikalbėsim. Vaikai. Gimnazijoje jaučiasi kaip namie. Taigi, be to per atostogas siūlom likti atostogų klube. Tai puikiai stovykla, kurioje vaikai pailsi, susipažįsta ir pripranta. Turiu galvoj naujokus, kaip jūsų duktė. Ji mano dukterėčia. Aišku, jūsų dukterėčia. Einam apžiūrėsim gimnaziją. Atsiprašau, gal žinot, kur galėtume rasti Pablitą Bustamantę? Tikriausiai savo kambarį kraunas daiktus. Ačiū. Čia tas Bustamantė, meras? Žinoma. Keista, Pablito nėra. Žinojau, kad atvažiuosim jo pasiimti. Žinoma, savo sekretoriai liepiau primint. Kur jis galėjo dingt? Jau jam galas. Kodėl? Klausyk, tėti ir mama išvažiavau nesvarbu kur, nes noriu pasilinksminti. Londono rūkas man kelia alergiją. Bet pamirškit, nesirūpinkit, pats susitvarkysiu, vėliau paskambinsiu Pablas. Pabėgo. Dieve mano, nuelpsiu. Matei, kaip taksistas nustebo, kai iššokau iš medžio. O senis irgi labai nustebs sužinojęs, ką padarei. Nusiramink, Tomai, viskas gerai. Perdón.